Toli, toli, šiaurės ašigalyje, Kalėdų senelio dirbtuvėse, Kalėdų senelis turi ypatingą komandą elfų. Elfų išdaigininkų, kurie ne tik padeda gaminti žaislus, bet ir keliauja į žmonių namus stebėti, kaip vaikai elgiasi prieš šventes. Vienas jų Stebuklius, išdykėlių elfų vadas, garsus savo linksmomis išdaigomis ir šelmiška šypsena. Kiekvieną gruodį jis iškeliauja iš šiaurės su svarbia misija – patikrinti, ar vaikai pasiruošę kalėdoms ir ar jų namuose netrūksta džiaugsmo. Kiekvieną dieną elfas stebi vaikų elgesį. Jis džiaugiasi matydamas vaikus, kurie gražiai žaidžia, dalijasi bei padeda tėveliams namuose. O kiekvieną naktį, kai visi saldžiai miega, Stebuklius sugrįžta į šiaurės ašigalį ir praneša Kalėdų seneliui, kaipgi sekasi mažiesiems. Kai grįžta atgal į namus, išdaigininkas pasislepia vis kitoje vietoje. Na, o ryte visi nubudę bando surasti, kur elfas pasislėpė, nes jis yra tikras slėpynių meistras. Galbūt slepiasi po eglute, gal virtuvėje, o gal net spintoje tarp rūbų. Na, ir elfo misija ne tik stebėti ir žaisti slėpynių, bet ir dovanoti namams šventinę nuotaiką. Ir tikras elfas išdaigininkas, žinoma, tai daro su daugybė išdaigų. Ir kokias tik išdaigas Stebuklius sugalvoja. Jis gali išvynioti tualetinį popierių, daryti sniego angelus iš miltų, ar net kaboti ant šviestuvo lyg mažas akrobatas. O labiausiai jam patinka stebėti jūsų nuostabą ir girdėti juoką, kai jį surandate. Ir dar ne viskas. Už gražų elgesį Stebuklius iš šiaurės ašigalio gali atgabenti dovanėlių. Gal tai saldainis, gal mažas žaisliukas, ar stebuklingas kalėdų sveikinimas nuo pačio Kalėdų senelio. Taip elfas primena, kad geri darbai ir šiltas elgesys padeda pildytis mažiems stebuklams, o kalėdų laukimas tampa dar magiškesnis. Taigi, jeigu pastebėsi, kad kasryt namuose atsiranda paslaptingų ženklų, prisimink, galbūt tavo elfas išdaigininkas jau atkeliavo. Paieškok jo, pasisveikink ir būk geras, galbūt jis ir tau paliks mažą kalėdų stebuklą. Tačiau svarbu žinoti ir tai, jog elfas neliks su jumis gyventi nuolatos. Kai ateis kūčių vakaras, išdaigininko misija bus baigta. Jis tyliai atsisveikins ir grįš į šiaurės ašigalį pas Kalėdų senelį ir kitus nykštukus bei elfus ruoštis ateinančių metų kalėdoms. Ačiū, kad klausėte ir kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą, nes jis nuolat pildysis magiškomis pasakėlėmis, tokiomis kaip ši. Viso ir iki kitų kartų.